Sveiki, čia bus E-klasės apžvalga. Šiuo metu šis automobilis yra pardavime. Tai aprodysiu, kaip čia yra. Tai pradėkim nuo kėbulo. Tai kapotas turi nemažai čipų. Tada taip. Čia nulūžęs plastikėlis. Įlenktas dešinės pusės sparnas. Taip pat žibintas turi trūkimą. Čia duobutė. Didžiausias defektas čia yra įlenkta ir paveikta korozijos. O apart viso to, kėbulas gražus. Buvom pasikėlę servise, mašina iš Švedijos, tačiau korozijos nėra paveikta. Pridėsiu video, galėsit pamatyti. Šita pusė atrodo gražiai, nėra didelių trūkumų. Tai vat, taip tiek apie kėbulą, tada pažiūrėkim saloną. Taip, tai salonas juoda oda. Esu užsakęs kombinuotą saloną, tai planuoju pakeisti. Galas atrodo gražiai, nedaug naudotas. Taip, yra bagažinės liftas, kamera. Labai erdvi bagažinė. Pagal tai, ką girdėjau, telpa euro standarto paletė. Tai automobilis po variklio remonto. Jau pravažiavau netoli 1000 kilometrų. Taip, yra problema, kad traška šitos pusės vyris. Tai čia reikės tvarkyti. O apart viso to važiuoja gerai, komfortiškai. Iš tikro man patinka šitas automobilis. Jeigu neparsiduos, eksploatuosiu pats. Taip, video iš apačios. Pagalvės atrodo gyvas. Amortikai irgi. Traversas gražus, nesupuvęs. Viskas yra, mums reikalinga čia kelionė. Mašina tai tarkimai būtų, ar ne? Jo. Pražau. Gerai, pakalbėsim tada dar rimčiau ir galbūt šiek tiek nuotaikos sunešime. Taip, dėžė truputį pasitepalaus. Čia apibėgiant frizų, keitėm šlangutę. Dėl to ten santechnika padaryta. A ne? Kas sulaužė naktį būselis? O ką aš padarysiu? Nėra ten sujungti naktį, liepstam. Tuos masinį vamdelį, kaip specialus sujungimas. Nu ką tu padarysi? Jis dar. Šrotė ieškot reikia. Nu jo.